Juodi krankliai. Gal girdėjot, gal regėjot, per Lietuvą, per šalelę, juodas gandas ėjo. Juodi krankliai, las, o dvare susirinkę, juodus vargelius kranksėjo. Juodi sparnai, juodos gerklės, juodas mintis iškranksėjo. Juodi krankliai, juodus planus, juodus kiaušinius sudėjo. Juodų kiaušių, juodų minčių, juodus kranklelius perėjo. Juodas gandas, juodi vargai per Lietuvą ėjo. Mus vargdienius, vargdienėlius niekas neapgynė. Šiandien verkė išblaškyta Lietuva tėvynė. Juodus kranklius nugalėsim, savo artimą karščiau mylėsim, kai apšvies jiems protus dieviška šviesa ir pasieks net saulė atjaunėjus Lietuva. Lietuvos kaimas. Paulauskino kaimo gyventojų dauguma balsavo už Paulauską. Tik vienas kitas padorus žmogus balsavo prieš. Tarp laimingųjų ir mudu su Rainiu buvom už dabartinį prezidentą Valdą Adamkų. Taip man jau gyvenime nutiko, kad Ariogalos seniūnyje šaulių vadas ir seniūnas suteikė apleistas, apgriuvusias ir negyvenamas buvusius mokyklos patalpas. Nusprendžiau suremontuoti ir įkurti pradinę mokyklą, surinkti vaikus ir pradėti mokyti, nes tėvai primiktinai prašė, kad jų vaikams nebereikėtų eiti toli mokyklą. Vienas iš kaimo gyventojų dar metuose jaunas vyrukas, pasižymėjęs girtuoklis, išvagė apšildymo katilus, radiatorius, vamzdžius, langų stiklus, pardavė ir pinigus pragėrė. Ta lemtinga Lietuvai naktį mudu su Rainiu nemiegojom, nes visoje Lietuvoje vyko prezidento rinkimai. Tyliai atsukau radiją. Giliai pergyvendamas ir nekantraudamas, skubiai norėjau išgirsti rinkimų rezultatus. Pirmieji pranešimai buvo labai liūdni. Čiupau virpančiais pirštais cigaretę, nervingai vaikščiau šalčiu ir drėgme dvelkiančiais ir aidinčiais koridoriais. Traukiau dūmą po dūmo. Ištikimasis mano Rainys manęs nepaliko nelaimėje. Tyliai tipeno šalia, glausėsi apie kojas, bėgiojo iš paskos, švelniai trynėsi ir murkė. Jo buvimas raminančiai veikia mano nuotaiką. Jis visą laiką mane šnekino, jautriai reagavo į mano pergyvenimą. Jo garsus murkimas suteikė man dvasinę pusiausvyrą, viltį ir pasitikėjimą bei augančią ir tvirtėjančią Lietuvos demokratiją. Kiek nusiraminęs, tačiau neramus ir suirzęs atsisėdau ant lovos. Giliai susirūpinęs prisukau radiją, iš kurios sklido blogi pranešimai. Mane nuteikė liūdnai ir pesimistiškai. Nejaugi Lietuva ir toliau eis blogio keliu, ištariau garsiai Rainiu. Kad greičiau nusiraminčiau, nusprendžiau prigulti. Mano žodžius ir mintis išgirdo ir suprato senas draugas ir užtarėjas Rainys. Jis paguodžiamai ir švelniai glausėsi apie kojas, ramino mane murkdamas, šnekino. Murkiau, ką tu man skiedė ausis? Ar negirdi, kad gėris pralaimi? Ar nematai, kad blogis viršą ima? Pasibaigs katinėlį ir tau vienas sykį laimingas gyvenimas. Tu dar jaunas esi ir neprisimeni kolchozo laikų. Tu to norėsi ir nenorėsi, būsi pririštas prie kolchozo. Neįvykdysi plano, negausi pienelio palakti. Užmigti neleido įkyrios mintis. Daug svarsčiau ir galvojau. Prisiminiau visą rinkimų eigą. Paulauskas buvo generaliniu prokuroru. Kodėl jis nekovojo prieš nusikaltėlių pasaulį? Maniau, savo obuolys nuo obels toli nerieda. Koks senelis buvo, toks ir tėvas ir sūnus, ne kitoks. LDDP valdymo metais jų galia, jų stabilizatorius, jų valdžia priklausė jiems. Kodėlgi kaimo gyventojams negerino gyvenimo? Nekėlė pieno supirkimo kainas, nerėmė ūkininkų. Taigi jiems esant valdžioje subirėjo šimtai bendrovių. LDDF skleidžiamas juodas melas nuo pradžios iki galo. Sunkiai prispausti nelengvos ekonominės padėties, nusivylė LDDP valdžia. Tik naivus kaimo žmogeliai tuo skleidžiamų melu dar patikėjo ir balsavo už Paulauską. Nuo tų samprotavimų įkyriai lendančių į galvą minčių nedavė ramybės, pasidarė bloga ir koktu. Stipriai užsitempiau ant galvos antklodę, apsiklojau galvą, kad negirdėčiau radijos skleidžiamos informacijos.
Viena ausimi pasiklausiau ir vėl toliau grimstu į apmąstymus. Mažytė vilties kibirkštėlė kažkur giliai sąmonėje ruseno, budino iš apsūdimo protą, žadino ir kėlė naujam gyvenimui, tikėjimui demokratiją, kuri ragino kovoti prieš blogį. Naktį labai blogai miegojau, pro miegus kažką girdėjau, lyg pralaimėjimo apsnūdęs, neiškart suvokiau realios tikrovės. Įsijungiau radijo imtuvą, tuoj viskas bus aišku. Štai tau, kad nori ir neveikia radijas, mintis kaip žaibas nusmelkė visą. Iš karto viskas pasidarė aišku, tikriausiai mes laimėjom, matyt man atjungė elektrą. Nekartą man taip jau buvę, kad neišgirščiau geros naujienos. Kaimiečiai vos praušus iš laborito skubėjo nešinį pieną į surinkimo punktą. Priekyje paplastomis per gyvenvietę skubėjo Gaidelinskienė į kaimo suigą, papliotkinti, parinkti žinių, apšnekėti, apšmeižti gudžius ir kitus ūkininkus. O ypač šį rytą po rinkimų buvo karštų kalbų ir pletkų, kaip tirpstančio sniego. Nuo Gaidelinskienės giedojimo apgirtęs ir suirzęs kaimas vangiai kėlėsi iš miego. Nuo išgertos kaukolinės daugumai vyrų galvos plyšo per pusę. Vakar per rinkimus balsavimo metu kaukolinė liejusi upeliais. Švęsdami Paulausko pergalę, ne vienas perlenkė lazdą. Dauguma neįvertino savo gėrimo galimybių. Tokių skaudančių ir pagiringų galvų buvo galimybė, kurie pylė į Paulausko sveikatą pragerdami ir savąją. Nečio rytmečio oras taikstėsi prie kaimiečių pagiringos nuotaikos. Veidai rūstus, pikti, niauriai žvelgia po kojom. Dangus niūrus, murkstėsi šaltas ir žvarbus, dangstėsi vilnonių audeklų. Vėjas gręžė kiaurai žvarbiais gūsiais, daužėsi po apdriskusius medžius. Bjauriais gūsiais pastvėręs šlapdribą nešė ir tvoskiant namų ir medžių. Į patižusius kelius linda už apykaklės, prausė užrūstintus nuo šalčio ir gėrimo pamėlusius kaimiečių veidus. Šlapdriba pagirių susuktus, ištįsusius kerštingų minčių perkreiptus, šlapius kaimiečių veidus vėsino nuo įsunčio ir pykčio. Po įtemptos ir lemtingos nemigo nakties pabudau su pakilesnė nuotaika. Ištiesęs ranką švelniai paglosčiau Rainį. Išleidau pro duris laukan. Rainy, kuo greičiau bėk į kiemą ir iškilmingai pranešk apie mūsų triumfo pergalę. Rainys protingai sumurkė, atsisveikindama švelniai prisiglaudė ir glausėsi apie kojas, brūkštelėjo uodegą ir nubėgo keliuku. Ji mane be žodžių supranta, protingas gyvūnėlį. Didingai žengė kaimo keliuku, kaip koks grafas iškėlęs galvą, užrietęs uodegą, pergalingai žingsniavo per gyvenvietę takučių. Ilgai neužtruk. Kuo skubiau parnešk iš kaimo naujienų. Šūktelėjau įkandin nubėgančiam Rainiui. Rainys drąsiai žengė vidurį kelio. Lėtai patraukė prie moterų belaukiančio pienovežio. Jis gerai žinojo tą vietą. Ūkininkės visada palakina ir meiliai su manim šnekučiuojasi. Klausinėja apie akląjį ūkininką. Ar tave palakina, ar pienelio turi. Aš joms visą teisybę atsakydavau, neturiu ko skųstis, esu sotus ir gerai prižiūrimas. Iš tolo pastebėjęs su pieno indais moteris stabtelėjau ir suklusau. Pamačiau kažko jos barėsi, pykosi, triukšmavo. Pritupiant ant dviejų kojų, akylai žvilgčiau į pieno bidonus. Nusprendžiau arčiau neiti, geriau palaukti ir netrukdyti moterėlėms išsibarti. Mano sena patirtis rodo, įsiutusioms gaspadinėms geriau po kojom nesimaišyti. Tada gali ir nukristi ant žemės, koks gardus karstuvių gabalėlis. Apsilaižiau ūsus, nekantriai laukiu ir žiūrėjau, kas čia dabar toliau bus. Taip man besvarstant ir lukuriuojant, ta pati Gaidelinskienė atsisuko pasižiūrėti į kelią, ar net važiuoja mašina. Netikėtai pamatė mane. Akys įsprobo kaip vombolės, kai įsižiojant manęs rėkti, taip ir neusičiaupė. Žiūrėkit, moteriškė, sako, jo katinas atėjo prie pieno. Ar tam bestijai parodysiu, pasilenkusi mėšlungiškai, sugraibstė purvino sniego gniūžtį ir šveitė tiesiai į mane. Aš nelabai išsigandau kaimo moteriškio šūkaliojimu. Kaip niekur nieko aš ramiai atsistojau, grakščiai apsisukau, iškilmingai pakėliau uodegą ir, kaip koks džentelmenas, ramiai eisena žengiau link namų. Truputį pyktelėjau ant liežuvautojų padermės. Nueidamas tvirtai pareiškiau protestą kaimo tamsuoliams ir paviduoliams. Visiems pamosavau su uodega, pabučiuokit man į vieną vietą, šitaip išreiškiu savo pyktį prieš jų tamsumą.
Šitą išgirdusios, įsiutusios ir perpykusios, supratusios, pilnos pagiežos, kad paleis gerklės ant manęs. Šunį, greičiau paleiskit šunį, paspartinau žingsnį link namų. Pamačiau, kaip Česius pripuolęs prie būdos nuo grandinės paleido kaimo siaubūną ir plėšiką. Daviau kojom valią. Čia menki juokai, toks žvėris gali perplėšti per pusę. Arti medžių nebuvo, kur išsigelbėti, iš visų jėgų skutau link namų, kiek kojos nešė. Klausa nesiskundžiu. Išgirdau už nugaros baisų žvėries šnopavimą. Už nugaros įsiutusio plėšrūno žvėrišką šuns urzgimą linksmai palydėjo moterų juokas. Ta pačia akimirką iltis susmigo į kūną. Bloškiant žemės, raičiojamės purvynė, iš paskutiniųjų jėgų gyniausi nagais ir dantimis nuo vilkšunio pražiotų nasrų. Liūdnai man būtų pasibaigusi rinkimų pergalė, jei netremtiniai Vytautas Prakapas ir Vytas Lukoševas, kurie išgirdo prieš mirtinį pagalbos šauksmą, atbėgo į pagalbą ir nuvijo įsiutusi vilkšunį. Mane pernešė iki namų ir paleido pas neregį šeimininką. Ačiū Dievui, kad dar kaime yra dorų ir sąžiningų žmonių. Ne visi kaimiečiai supaulauskėjo, o dar šviesiau tapo, kad mes laimėjome demokratinius rinkimus. Mano ir Ainys bičiulystė dar labiau sutvirtėjo. Aš nepalikau jo nelaimėje. Kai pasveiko, kartu ėmė į lauką malkų, vandens parsinešti. Aš visada apginu ne tik nuo piktų žmonių, bet ir nuo šunų. Mudu dviese gyvename, kad nenuobodžiautume, dažnai šnekučiuodavomės, ne tik buitinės, bet ir gyvenimiškais reikalais. Gerai, Rainy, kad mes laimėjome rinkimus, bet tau tie rinkimai, mano bičiuli, galėjo kainuoti net gyvybę. Jau tai ta žiema visiems įgryso, vis nesiliauno pateikdama naujas išdaigas, nutvoksdama žiemiškus siurprizus. Lėtai ir marudniai slinko savotišką žiemužį. Čia ne laiku atšyla, čia vėl purvyną reikia maknoti, braidyti per putrą. Kad tave kur velniai tokia žiema, keiksnoja kaimiečiai, visiems įkirėjo iki kaulų, net senoliai ir tie nepamina tokios bjaurasties. Nebegalima dorai suprasti, ar čia žiema ar ruduo. Visus ūkininkus vargino nepakenčiamas gamtos keistenybės. Dangus dažnai neauksis ir murksėsi, buvo pilnas nenusakomos rūstybės. Niekaip neįsižiūrėsi ir neatspėsi, koks šiandien bus oras. Iki pat karpytos žalsvos miško juostos dulksnojo niaurios nežiemiškos tolumos, apsitraukusios juodos milos sermėga. Tarpais nusiblauso ir nublunka, vietomis skylėtą drabužį vėjas lopo juodo milo audeklą, dažniausiai įsisuka vakaras į dangaus skudurinį audinį, drasko plėšo į skutus ir neša dangaus platybėmis tolyn už papilkavusio miškingo horizonto. Jų vietoje tridena atgina didžiulius tamsius kalnagūbrius su pilkšvomis viršūnėmis. Viltingai žiūrėk, nežiūrėjęs į dangų margą piešinį, iki kaulų visiems įkyrėjo nežiemiškas pabliuręs oras, o čia, kaip tyčia, nuo pat ryto dar smarkiau pradėjo lyti, merkė patižusią žemę. O jau vakare drebė iš dangaus šlapdriba. Lietuvių tautai artėja didžiulis istorinės reikšmės įvykis. Žmogų pažadina ir pabudina naujam darbui, kūrybai ir sėjai. Jau pajudėjo ir dunda Europą greitasis traukinys, miegančių ir snuduriuojančių, lėtai mąstančių bei sviruojančių greitasis ekspresas nelaukia. Pats laikas ir tau, valstieti, atsikrapštyti akis, pabus iš miego, nei akimirkos nelaukti, kol ekspresas kantriai lūkuriuoja, kada sulips su komunistinė negalė keleiviai, netruputį negalima dėlsti, kad nebūtų per vėlų, paskui, kad nereikėtų kaltinti kitų, kad šaukštai po pietų. Vėliau per savo neapdairumą ir žioplumą, kad netektų vytis ir bėgti važiuojančiam ekspresui iš paskos. Užtat būkime protingi ir išmintingi. Neklausykime Paulauskynų skleidžiamas raudonos demagogijos. Paulauskynų šutvė kaip tik šito ir siekia. Mulkina ir kvailina Lietuvos žmonės, nustato prieš demokratiją, nepriklausomą Lietuvos Respubliką, laisvę ir tautos kariuomenę. Paulauskynams dar kol kas tebėra prie širdies Ukrainos karas. Jie svajoja ir siekia į Lietuvą parsikviesti anamonininkus, smogikus, kad apgintų tariamą sunkų valstiečių ir darbo liaudės gyvenimą. Lietuvių tauta gerai pamena ir patyrė ant savo kailių ir šiandien tebejaučia atneštos Putino saulės šilumą. Niekam nereikia mums tos Putino saulės, jei jie nori, tegul šildosi po tą saulę su savo svita. Kada per
perkais jų galvos nuo kenksmingų saulės spindulių, reikia tikėtis ir manyti, gal kada kitaip pradės mąstyti. Nuoširdžiai dėkojame humanistui Ariogalos seniūnui Juozui Labanauskui, kuris ieškojo ir stengiasi surasti finansavimą knygelės išleidimui. Taip pat dėkojame Raseinių šeimos gydytojui Juozui Bražiui. Ko negaliu pasakyti LAS korumpuotai valdžiai, kuri pirštelio nepajudino ir nė cento neskyrė per 25 metus, kad galėčiau išsileisti autobiografinę knygelę Aklieji muzikantai. LAS aklųjų ir silpnaregių sąjunga tam ir yra sukurta, kad padėtų akliesiems, o dabartiniai LAS vadovai vietoj to, kad padėtų nelengvame aklųjų gyvenime ir būtyje, sukurtų darbo vietas akliesiems, ruoštų projektus, sugriovė iš pamadų aklųjų sąjungą, be neregių sutikimo aklųjų įmonės ir turto išparceliavo, akluosius į gatvę išvarė elgetauti. Šitaip Lietuvoje yra kuriama teisinė valstybė, valdant LAS buvusiems komunistams, korumpuotiems ar šiems staliniečiams. Papildomai apie aklųjų gyvenimą galite paskaityti baltoji lazdelė.lt, Petras Zabitis, Vargdienėlių giesmė.